Lietuvoje yra 2 Kolorado vabalo ordino riteriai. Jais pakrikštyti aukščiausi Tauragės valdžios atstovai – meras ir vicemeras. Vicemeras Georgijaus juostelę pastarąjį sykį segėjo jau Ukrainos konflikto įkarštyje. Tarybos nariai sako, kad pasipiktinimą kelia ne tik šis rajonų vadovų poelgis. Esą jie Rusijos žiniasklaidoje šlovino Kaliningrado atominę elektrinę ir nedalyvavo Ukrainą palaikančioje akcijoje. Plačiau pasakoja Ramunė Bansinė. Tauragės rajono valdžia, meras ir vicemeras Kolorado vabalų ordino riteriais pakrikštyti internete pasklidusioje filmuotoje medžiagoje. Matyti, kad juodos ir oranžinės spalvų juostelės, dėl Rusijos agresijos tapusios separatizmo simbolių ir Ukrainos okupacijos ženklų, puošia ir vieno ir antro politiko švarkų atlapus. Per pergalės dienos minėjimus abu neneigė segėję Georgijaus juosteles. Meras prisipažįsta tai daręs prieš 3 metus. Dar iki Rusijos ir Ukrainos konflikto, o vicemeras jo įkarštyje. Priėjau pas manęs konsulatą, veteranai priėjau, dėjau, tai aš tikrai negaliu su vyresnio amžiaus žmonėms muštis tenais vietoje prie karių kapinėse ir sakyti, kad jūs mane dėkit. Labai netaktiškai būčiau pasirodęs aš irgi. Tada būčiau netaktiškai pasirodęs, dabar esu netaktiškai įrodomas, kad aš netaktiškai turėjau tą juostelę. Iš 2 blogybių reikėjo rinktis vieną. Ta juostelė tikrai yra ne šių laikų visai, yra ne ta vertė, kurią dabar pavertė. Bet koks, jeigu nusikaltėlis važiuoja su kažkokiu tai prabangiu automobiliu, tai nereiškia, kad tie automobiliai yra blogi. Tai buvo prieš 3 metus filmuoti dalykai. Tada mes tikrai nuėdom visiems būdavais. 14 metais aš žinojau, kokia yra situacija pasaulyje, kokia situacija Ukrainoje. Aš kai nuėjau į renginį pasveikinti karo veteranus kaip meras, man norėjo prisekti. Aš atsiprašiau, sakiau, aš juos nepripažįstu, jūs man juos nepriseksite ir aš juos tikrai neturėjau. O šiandieną, kadangi yra rinkimai, politiškai nori man dirbtinai prikabinti ją. Nepavyks. Abu politikai kandidatuoja į Tauragės merus ir sako, kad puolimas dėl juostelių – politinių oponentų darbas. Tai mes daug ko esam kaltinami, nors kaip ir šiandien tarybos posėdėje minėjau, per visą šią kadenciją esame pateikę labai daug tarybai įvairių sprendimų ir pasiūlymų, tačiau neatsimenu nei vieno, kuris būtų patvirtintas arba tinkamai apsvarstytas. Rajono politikai Georgijaus juosteles kolegų atlapuose vertina skirtingai. Gyvenime visas dinamiška labai ir keičiasi, taip kad čia nežinau tiesiog kaip čia vertinti šitą dalyką. Negalėčiau pakomentuoti. O jūs pats ką manote apie tas juosteles? Aš nieko nemastau. Tikrai nieko nemastau. Jeigu tą dalyką darė, išplaukiant iš tos ten specifinės galbūt situacijos, galima suprasti, bet irgi nelabai pateisinant tokius dalykus. Kodėl? Tai jūs pats puikiai žinot, kodėl. Ką šitą juostelį šiandien reiškia. Tarybos narys politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Tauragės skyriaus pirmininkas sako, kad rajono vadovai turėtų padaryti rimtas išvadas. Visi yra pasipiktinę ir aplamai skaito, kad rajono vadovai, jeigu taip elgėsi, tai ką jie daro kitu metu. Tuo labiau, kad buvo netgi anksčiau rajoniai spaudoj skelbta, tarkim, kad meras per Rusijos žiniasklaida liaupsino Kaliningradą atominę, nors jis irgi sako, kad ne. Tai suprantat, čia žmonėse yra didelis pasipiktinimas. Anot opozicijos aukščiausius rajono valdžios postus užimančiųjų nebuvo matyti ir Ukrainos palaikymo akcijose. Tai esą irgi rodo jų politinę orientaciją. Ramunė Bansinė, Vilius Mačiulaitis, Tauragė.